pamokslo pavadinimas Šventosios dvasios balsas. Arba kitaip galėtume pasakyti, kaip atpažinti Šventosios dvasios balsą. Iš tiesų Dievas mus myli ir Dievas nori bendrauti su kiekvienu žmogumi. Dievas nori dalyvauti mūsų gyvenimo kasdienybėje. Ir dar daugiau pasakysiu, Dievas iš tikrųjų kalba mums. Tai yra faktas. Dievas kalba mums. Ar mes išgirstame, kai Dievas prabyla, ar mūsų širdis yra jautrios? Čia jau kitas klausimas. Ar mes mokame atpažinti Dievo balsą? Ir problema dažniausiai yra ne tame, kad Dievas nekalba žmonėms, bet problema tame, kad mes dažnai negirdime Dievo, kartais net pažįstame jo balso, arba nesuprantame, kaip jisai mus veda, kaip jis veikia mūsų gyvenime. Ir kalbant apie tikinčius žmonės, aplamai mums reikia vėl ir vėl įsisąmonti, kad Dievas nėra kažkur toli, bet Dievas per šventąją dvasią gyvena kiekvieno krikščionio širdyje. Mes tą turim nuolat savo priminti, kad Dievas yra su manim. Šiandien jūs esate čia bažnyčioje, Dievas yra su jumis, jis gyvena jūsų širdyje, Dievo dvasia apsigyvenusi jūsų dvasioje. Taip. Kai jūs būnate namuose, Dievas lygiai taip pat yra su jumis, jis nepalieka jūsų niekada. Ir tikintis žmogus turi nepaprastą privilegiją žinoti ir patirti, kad Dievas šventoji dvasia gyvena mūsų širdyse ir ne tik tai gyvena, bet jisai veikia. Ir mes jo veikimą galime patirti, galime apčiuopti labai praktiškai. Ir kaip Dievas veikia? Dievas per šventąją dvasią mus ir skatina, ragina geriems darbams, Dievas per šventąją dvasią mus ir moko, duoda supratimą, kad įvestų mus į visą tiesą. Dievas per šventąją dvasią mus, jeigu reikia, kažkada ir pabara, kaip sakant, ir įkvepia, uždega mums viltį, troškimą taip. Ir Dievas taip pat kalba per šventąją dvasią. Ir čia mums svarbu, kad mes išmoktume ne tik teoriškai, bet ir praktiškai išmoktume atpažinti tos momentus, kada Dievas prabyla į mūsų širdis. Man patiko vieno žmogaus pasakymas, manau, kad jisai teisingas. Sako, įsiklausyk į savo širdį, nes Dievas veikia per širdį. Dievo šventoji dvasia gyvena tavo širdyje. Bet žinote, šiandien daugelis krikščionių kažkaip tai gyvena prasilenkdami galbūt arba net pažindami Dievo veikimo. Ir kažkas yra pastebėjęs, sako, daugelis krikščionių gyvena nesivadovaudami šventąją dvasią. Ir sako, jeigu kartą šventąją dvasią patrauktum iš jų gyvenimo, nors tai aišku neįmanoma, bet tarkim, tai sako, jie net nepastebėtų, kad jinai ir buvo. Tai čia tada liūdna, taip liūdna, mes turim galimybę, kaip sakant, kasdien patirti Dievo veikimą, šventosios dvasios vedimą mūsų gyvenime, bet dėl įvairių priežasčių to nepatiriam. Ir šventas raštas yra gausus, ypatingai Naujasis testamentas, tokių pasakymų, kad šventoji dvasia arba Dievas, šventoji dvasia, taip, Dievo dvasia prabyla žmonių širdims. Ir štai viena iš jų sako, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Ir šita frazė atsikartoja kiekviename laiške 7 Azijos bažnyčioms. Pabaiga laiško ir sako, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia sako bažnyčioms. Taigi šio vakaro pamoksle mes pasistengsim įvardinti, apibrėžti, kažkaip apčiuopti galbūt, aišku, apčiuopti dvasinę prasme, nes mes kalbėsim čia ne apie tuos fizinius, išorinius pojūčius, beje, galbūt čia ir yra daugelių suklupimas žmonių, kad jie bando kažkaip tai Dievą patirti per tuos išorinius pojūčius, tai ką mato, ką girdi, prie ko prisiliečia taip.
Tokiu būdu mes, aišku, sunkiai Dievo balsą išgirsime ir atpažinsime Dievą, nes Dievas apsireiškia mums per mūsų vidinį žmogų, taip, per šventąją dvasią, kuri gyvena mumise. Taigi šio vakaro pamokslę mes kalbėsime apie tas dvasinės patirtis, kaip šventoji dvasia prabyla, kokią formą, apsireiškia tas šventosios dvasios balsas, kaip čia pasakyta, kas turi ausis, te klauso, kad dvasia sako bažnyčiams. Ir aišku, čia kalba ne apie fizinės ausis, ne apie mūsų tos fizinius pojūčius, galimybę girdėti. Taip juk, tai nereiškia, kad dabar fiziškai kur čia žmogus negali išgirsti Dievo. Taip, ir atvirkščiai. Tai dabar nereiškia, kad dvasiškai brandus žmogus būtinai fiziškai turi išgirsti kažkaip tai Dievo balsą. Nors aišku, būta istorijos eigoje, Biblija skleidžia ir tokių atvejų, tačiau Dievas šiandien, Naujojo Testamento laikais, bendrauja mūsų ir kalba mums per šventąją dvasią. Taip ir čia kalba ne apie fizinės, bet apie dvasinės ausis, apie mūsų tą dvasinį gebėjimą išgirsti dvasios, Dievo dvasios balsą. Ką sako bažnyčioms, o bažnyčia yra kas? Tikinčiųjų susibūrimas, ką Dievas sako bažnyčios nariams, galėtume suasmeninti kiekvienam iš mūsų. Ir čia reiktų pasakyti iš pat pradžio, pamokslo pradžioje, kai aš įvardinsiu tas tokias 4 patirtis, kaip tikiu, šventoji dvasia prabyla mūsų širdims, labai praktiškai, tai visuomet turim prisiminti, kad šventoji dvasia niekada nekalbės ir neves mus kažkam tai, kas prieštarauja Dievo žodžiui. Šventas raštas ir šventoji dvasia visada eina išvien. Šventoji dvasia užrašė Dievo žodį, taip. Ir kada šitą eilutę mes skaitome, tai irgi turim turėti galvoj. Kas turi ausis, te klauso, kad dvasia sako bažnyčioms. Na ir kyla klausimas, ką dvasia sako bažnyčioms ir kaip ta dvasia prabyla bažnyčioms. Tai ką sako užrašyta Dievo žodėje, kas pasakyta? O dabar kas tinka man asmeniškai, kas tinka mūsų bažnyčiai, kas tinka kiekvienam krikščioniui, čia labai jau subtilus klausimas. Ir apie tai mes kalbėsime. Bet kai aš išryškinsiu tas 4 patirtis, visą laiką prisiminkim, kad jos turi išvien eiti su Dievo žodžiu, neprasilenkti su juo, taip. Na ir leiskime dabar į tą kelionę. Taigi kaip šventoji dvasia, kaip mes galim suprasti jos Dievo balsą, Dievo dvasios balsą, kaip mes galime jį atpažinti, taip, kada jis prabyla mūsų vidinėme žmoguje. Ir pirma tokia patirtis, tai pasakyčiau taip, tai kada šventoji dvasia prabyla mūsų širdims, taip, kada kalba šventoji dvasia, žmogus, kaip jinai nušviečia mūsų širdį, mūsų protą, atsiranda tas dvasinis toksai supratimas. Jisai neteina iš mūsų kažkokių proto pastangų, taip, jis neteina iš išorės, jis ateina iš vidaus. Dievo dvasia yra tas šaltinis, duoda mums dvasinį supratimą. Kada žmogus, staiga jam kažkaip nušvinta viena ar kita tiesa, taip. Vat kaip parašyta Romiečiams 8:16. Sako, pati dvasia, eina kalba apie Dievo dvasią, taip, šventąją dvasią, liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Taigi čia parašyta labai aiškiai, kad dvasia, Dievo dvasia liudija, kalba, ne? Kalba, kam? Mūsų dvasiai, per vidinį žmogų mes kalbam per širdį, taip. Tai ne iš išorės tas balsas ateina, jis iš vidaus ateina. Klausyti savo širdį, savo dvasią. Ir ką mums pasako šiuo atveju, šitoje vietoje, kad esame Dievo vaikai. Galėčiau paklausti kitaip, iš kur aš arba jūs mes žinome, kad esame Dievo vaikai. Iš kur tikintis žmogus žino, ko remiantis jisai žino, kad jisai yra išgelbėtas, kad jo nuodėmės atleistos, kad jo laukia puikiai ateitis amžinybėje. Iš kur visą tai žmogus žino? Na, sakysite, Biblijoje parašyta, taip. Ir tai visiškai teisinga, mes sakėm, Dievo dvasia, Dievo dvasios balsas išvien eina su Dievo žodžiu, nes jinai pati ir užrašė žodį, taip. Bet iš kur mes žinom, iš kur tas žinojimas atsiranda mūsų širdyje, taip. Iš kur mes galime būti tikri dėl to? Ir va čia atsakymas.
Šventoji dvasia duoda mums šitą žinojimą, tą supratimą. Kaip sakau, tos žinios neteina iš kito žmogaus. Taip, gal Dievas panaudoja kitą žmogų, bet tas žinojimas jisai ateina iš šventosios dvasios. Tai yra šventosios dvasios prisilietimas, kada Dievas apšvietė mūsų širdies akis, pėrė mūsų širdies ausis, taip, ir mes supratome. Aš atsimenu, nelankiau jokios bendruomenės, tuo metu net nebendravau su jokiu kitu brandesniu krikščioniu. Bet kai tikėjau ir atsiverčiau namuose, man čia eilutė nušvito labai aiškiai. Mano viduje, mano širdie kažkas tarsi negarsių balsų, bet kažkas tarsi pritarė, kad tu esi tas Dievo vaikas. Kad aš išgelbėtas ir atgimęs žmogus man apie tai nepasakė joks pastorius, joks dvasininkas, joks kitas krikščionis. Aš tai žinau iš Dievo dvasios liudijimo. Ir Dievo žodžio liudijimo, kurie eina išvien. Tai lygiai taip pat ir toliau mūsų gyvenime, taip sako, kaip įtikėjote Kristų, taip ir toliau gyvenkite jame. Ir toliau reiškia lygiai taip pat, jeigu Dievo dvasia liudija, kad esame Dievo vaikai, tai ta pati Dievo dvasia liudija dėl to, kad mes pašaukti, tarkim, tarnauti. Na, aš pavyzdžiui, pastoriumi būti, jūs galbūt turit kitą pašaukimą. Iš kur dabar žmogus žino, kad jisai Dievo pašauktas būti pastoriumi, misionieriumi ar kokią kitą misiją savo gyvenime atlikti? Tas pats kelias, teisingai. Vėl Dievo žodis mums nurodo, atskleidžia Dievo valią, kas jam patinka, o šventoji dvasia veda kiekvieną žmogų asmeniškai. Ir duoda supratimą. Taip. Duoda supratimą, duoda tą dvasinį supratimą. Taip. Ir toliau sako, korintiečiams laiškas antrina tai pačiai minčiai. O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet dvasią iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. Apie tai ir kalbame ne žodžiais, kurių moko žmogiška išmintis, bet tais, kurių moko šventoji dvasia. Dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais. Dabar pasakysiu kaip pavyzdį. Dabar mes žinom, kad Dievo žodis skelbia. Neseniai šventėme Velykas, Kristaus prisikėlimą. Ir mes žinom, kad Dievo žodis skelbia ir tai mūsų viltis, kad ir mes prisikelsime iš numirusių. Žiūrėkite, kartais pasakai žmonėms apie prisikėlimą iš numirusius, sako, nesąmonė, taip kaip tai gali būti. Ir aišku, jeigu vertinti žmogiškai, remti žmogiškai išmintim, tai ko gero toks atsakymas logiškas. Bet tai, kad logiškas, nereiškia, kad jisai teisingas. Ir va čia Dievas mums davęs, ir žiūrėkite, tikintis žmogus, išgelbėtas žmogus, jam nekyla kažkokio, aš nežinau kaip jums, man nekyla, aš tikrai tikiu, kad mes prisikelsime iš numirusių, aš visą širdim tikiu. Aš nežinau kada, nes niekas nežino, kada Kristus sugrįš. Iš kur aš tai žinau? Šventosios dvasios liudijimas. Šventoji dvasia duoda man šitą supratimą, nušvinta tavo širdyje, pasidaro aišku. Lygiai taip pat, kai šventoji dvasia kažkada nušvietė, tai irgi buvo jos balsas, jos prabilimas. Parodė, kad aš nuodėmingas žmogus, kuris pats savęs negaliu išgelbėti ir kad man reikia Kristaus, ta pati šventoji dvasia, kuri paliudijo man, mano širdžiai, mano dvasiai apie Kristų. Ta pati dvasia liudija ir apie mano tarnavimą, ir apie mirusių prisikėlimą, ir apie bet kurią kitą gyvenimo sritį. Tarkim, žmogus ruošiasi kurti šeimą. Vėlgi, tuoktis yra gerai, raštas sako, teisingai. Tokia Dievo valia daugeliu žmonių. Aišku, yra išimčių, mes suprantam, žinom, raštas apie tai užsimena. Bet dabar su kokiu tuoktis, kada tuoktis? Vėl reikia Dievo vedimo, teisingai. Šventoji dvasia duoda supratimą. Va, aš atsimenu, man atsivėrė akis, kažkaip sakydavau, žaibas iš dangaus trenkė, taip čia perkeltinė prasme, kai supratau, kad Eglė yra mano išrinktoji Dievo siųstoji žmona. Ir tai buvo tiesa. Štai 20 su viršų metų gyvenam kartu, 22 bus. Ačiū Dievui.
dėl profesijos, dėl karjeros. Galbūt kažkas pasakys, o žinot, ir kartais žmonės, vėl čia aš noriu pasakyti labai aiškiai, tos patirties, to dvasinio supratimo neturim iškelti aukščiau Dievo žodžio, nes tada slypi pavojus. Pavyzdžiui, kažkas dabar sakys, o, man nušvito širdie, pasirodo, aš ne už to žmogaus ištekėjau, bet štai tas kitas žmogus. Sakyčiau, mielasis, mieluoju, tikrai ne. Kodėl ne? Bet aš juk supratau, man taip nušvito širdie, mano prote. Tikrai ne. Ką Dievas sujungia, žmogus ten neperskeria. Šventoji dvasia niekada jums nenušvies nieko prieš Dievo valią, prieš šventąjį žodį. Jis pati ir užrašė tą žodį. Šventoji dvasia su savim nesusipykusi. Mes kartais susipykstam su savim, kartais matom tai, ką norim matyti. Ir čia turi būti atsargus. Bet taip, šventosios dvasios balsas mums nušvinta, Dievas nušviečia, mums parodo, pamoko mus, duoda kažką suprasti. Ir tai yra Dievo balsas, yra Dievo prisilietimas, Dievo šventosios dvasios veikimas. Kiekvieną kartą, kai jums atsivėrė kažkokia tiesa skaitant Bibliją, kai jūs kažkaip tai supratot, kas vyksta jūsų gyvenime, tai šventosios dvasios balsas, šventoji dvasia jums liudija, užtikrina jūs, duoda jums supratimą. Tai yra šventosios dvasios balsas. Ir tai yra džiugu, kada patiri Dievo veikimą, kai tu supranti, kai ateina tas supratimas, kaip elgtis esamoje situacijoje, nes Dievo žodis užrašytas visiems bendrai, o šventoji dvasia mus veda asmeniškai kiekvieną, kaip krikščionį, kaip asmenį ir taip pat kaip bažnyčia irgi veda ta pati šventoji dvasia, bet kaip ir žmogaus kiekvienas kelias skirtingas, taip unikalus, taip ir bažnyčios kelias irgi skirtingas, bet ta pati šventoji dvasia veikia ir veda. Dabar antra patirtis, kai šventoji dvasia prabyla, taip kaip mes tą balsą apčiuopiamą, tai tuomet kyla mums iš širdyse troškimas. Taip. Aš vardinu tai paprastai, širdies troškimas. Ir mano viena iš mėgstamiausių eilučių, turbūt jau jūs ir taip žinote, nes nekartą ją cituoju, tai Filipiečiams 2:13 sako, kad tai Dievas, veikiantis jumise, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Tai iš karto noriu pasakyti, kad ne visi troškimai, kurie kyla mūsų širdise, yra Dievo balsas. Taip, čia labai atsakingai pasakau. Nes kartais tie troškimai kyla ir iš skirtingų šaltinių. Gali būti mūsų kūno troškimai, mūsų, reiškia, žmogiškos prigimties troškimai, gali būti mums primesti iš šalies kitų žmonių kažkokie troškimai, gali būti ir iš dvasinio pasaulio, ir demoniški, ir piktojo, reiškia, skatinami troškimai, bet yra, kaip matote, labai aiškiai parašyta tie troškimai, kuriuos Dievas skatina mūsų širdyje. Tai yra šventosios dvasios veikimas, tai yra šventosios dvasios balsas. Jinai tarsi kaip asmuo, šventoji dvasia, jinai įžiebia tą viltį, norą, kažkokią idėją uždega taip mūsų širdyje. Labai dažnai ugnis yra šventosios dvasios simbolis, taip, tai tas sako, būkite liepsnojančios dvasios. Tai kaip mes tai praktiškai suprantam, kad atsiranda deganti viltis, kažkokia taip noras, idėja, ką tu nori daryti, taip. Ir labai dažnai, kada Dievas veikia, ir tai yra didžiulis palaiminimas, nes iš tikrųjų Dievo valia, jinai įdedama kaip troškimas į mūsų širdį. Tai reiškia, mums tai bus džiaugsmas, pasimėgimas tuo gyventi. Taip. Aš pavyzdžiui, neseniai mes čia šnekėjom su artimaisiais šioje kalba ir aš galvoju tikrai, sąžiningai pasakysiu jums, jau dabar nuo 99 metų esu pašauktas skelbti Dievo žodį. Ir, aišku, toje tarnystėje yra daug palaiminimų, bet yra ir sunkumų. Taip, turi būti žmogus sąžiningas. Yra kartais būna ir sunku, ir visokių kliučių iškyla. Ne visą laiką viskas klostosi kaip sviestų patepta. Yra dvasinės kovos ir panašus dalykai. Bet aš galvojau, kas svarbiausia mano tarnystėje. Taip, daug yra svarbių dalykų, bet aš galvojau, vis dėlto svarbiausia yra tas noras, troškimas. Jeigu jo nebūtų širdyje, taip,
Aš nežinau, žmogus turbūt jau seniai būtum kažkur tai sustojęs pusiaukelėje ar dar anksčiau. Bet tas vidinis troškimas, taip. Tas vidinis šventosios dvasios raginimas, taip. Vėl ant rytojaus, vėl tarnauti, vėl ruoštis, vėl skelbti, nepaisant to, kas įvyko vakar, taip. Yra ta varomoji jėga. Tarsi šventoji dvasia kaip tas godėjas, skatintojas, ragintojas, taip. Vėl ateina man per petį patapšnoja, Gediminai, kelkis ir vėl. Šiandien turiu tokių darbų, taip. Tas atsiranda tas noras, taip, noras tarnauti Dievui, ten, kur, aišku, esi pašauktas, ten, kur įstatytas Dievo esi, taip. Ir tai yra šventosios dvasios veikimas, šventosios dvasios raginimas šiuo atveju. Tai kaip mes raginam žmonės vieni kitus, mes sakom, taip, viskas bus gerai, kelkis pirmin, taip. Čia pagal situaciją, aišku, jeigu reikia paguosti, tai paguodžiam. Bet tai čia šventoji dvasia mums taip ragina. Sako, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai, taip. Tas Dievo dvasios vedimas, tas sužadintas noras, entuziazmas mūsų širdyje, kaip žodis entuziazmas. Žinote, kas yra? Taip. En tai reiškia viduje, o feos reiškia Dievas. Taip. Tai kartu, viduje veikiantis Dievas, duoda mums tą tikrą iš vidaus, iš šventosios dvasios kylanti entuziazmą, tą troškimą. Žiūrėkite, Dovydas, čia jo žodžiai yra 2 Samuelio knyga, sako, mano išgelbėjimas ir mano troškimai kyla iš ko? Iš Dievo. Dovydas tą puikiai suvokė. Žiūrėkit, Dovydas irgi kūrė eilės, kūrė muzikinius kūrinius, taip, tarnavo viešpačiui, buvo pašauktas karaliumi, taip, ir sako, mano išgelbėjimas ir mano troškimai, taip, troškimai kyla iš Dievo. Pas Dievas apie Dovydą, žinot, kai atsiliepęs yra, sako, kad jis vyras pagal mano širdį. Bet paaiškinta, kodėl. Aš anksčiau galvodavau, kodėl dabar Dovydas vadinamas vyru pagal Dievo širdį. Nes sako, Dievas taip sako, jis įvykdys visus mano troškimus. Aiškiai Dievo troškimus. Ir Dovydas tą patį sako. Mano troškimai iš kur? Iš Dievo. Dievo troškimai buvo ir Dovydo troškimai. Ir tie troškimai, kurie buvo Dovydo širdyje, buvo kilę iš Dievo. Tai tas pats Dievas šiandien per šventąją dvasią ir mūsų širdise žadina troškimus. Tik tai reikia įsiklausyti. Reikia atskirti kartais nuo mūsų kūno troškimų, taip, kurie kartais galbūt skamba garsiau, nori imti viršų. Bet yra šventosios dvasios balsas, tikrai krikščionio širdyje jisai yra. Dievo šventoji dvasia veikia ir ragina mus. Sako, gal manote, kad raštas viltui sako, pavydžiai trokšta dvasia, kuri gyvena mumise. Ten kalba apie krikščionis, kurie nuklydė kažkur į pasaulio dalykų siekia. Ir sako, dvasia, Dievo dvasia trokšta. Ko trokšta? Mūsų trokšta. Trokšta, kad mes eitume su Dievu išvien, taip. O kadangi gyvena šventoji dvasia mūsų širdyje, tai ir mes to norime. Kažkur giliai širdyje to norime. Net aš galvoju, net ir krikščionis, kuris nuklydęs kažkur tai gyvena nuodėmėj, taip. Bet jo širdyje šventoji dvasia rusena. Ir jinai jam sukelia norą gyventi taip, kaip Dievui patinka. Net jeigu tuo metu ir vyksta priešingai. Bet tas noras jis niekur nedingęs taip. Galbūt išslopintas, gal užgoštas kažkur tai, bet jis viduje yra. Iš kur aš tai žinau? Nes tai Biblija sako, bet ir krikščionis liudija. Sako, štai aš gyvenau ten kažkiek tai metų titolės nuo Dievo, bet visada širdyje buvo noras grįžti. Vis atidėliojau rytoj, bet buvo tas noras. Kas tai yra tas noras? Šventosios dvasios balsas. Šventoji dvasia kantriai beldžiasi į mūsų širdį, taip. Gal jau šiandien tas laikas? Gal šiandien ta diena? Ir Biblija sako, jei išgirsite, šventoji dvasia sako, jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip saka, neužgniaužkite jų. Ir to noro kylančio, taip, nes yra toks pasakymas, kad negesinkite dvasios. Taip, jeigu, sakėm, dvasia kaip ugnis liepsnoja, duoda tą troškimą ir norą, bet raštas įspėja, negesinkite, reiškia įmanoma
prigesinti. Ir tas, manau, didžiausias dalykas, kas gesina ir liūdina Dievo dvasią ir gesina jos veiklą, tai yra būtent mūsų ta tokia apatija, abejingumas, kad, dėliojimas galbūt. Rytoj, kitą kartą. Bet reiškia ne šiandien, ne dabar. Tai aišku, tas gesina ir liūdina šventąją dvasią, taip. Bet tai nekeičia esmės. Aš, pavyzdžiui, dabar šiuo metu tikrai tikiu, kad Dievas veikia, aš pastebėjau ir savo gyvenime, ir mūsų bendruomenėje, taip šventoji dvasia tokiom bangom veikia, taip kažkokią vieną sritį paliečia, paskui kitą sritį. Na ir aišku, normalu, mums neįmanoma žmonėms viską iš karto daryti, taip. Tai Dievas žino mūsų gebėjimus, mūsų galimybės, tai veikia tokiom bangom, tai dabar irgi tas noras kilęs padėti ukrainiečiams. Ir aišku, ne tik man, aš pastebėjau ir kitose bažnyčiose panašus dalykai vyksta. Tikrai tikiu, kad iš Dievo, nes aš taip pats galvoju, ar man to reikia, kaip žmogui, kam man to reikia, kaip sakyt, kam, aš kartais savęs klausiu, ar kokią man ar nieko man iš tos naudos jokios nėra absoliučiai, aš aukoju savo laiką, kaip ir daugelis jūsų, savo lėšas, taip, ir savo energiją, bet kas, bet širdie yra tas noras, tu tiki, kad Dievas tave ragina tam žingsnį. Ir tu patiri džiaugsmą, kai tu eini su Dievu, tau Dievas, kaip sakant, gražina, pripildo tavo širdį džiaugsmų, pasimėgimų. Gal tu fiziškai būni ir pavargęs, taip, bet širdis džiaugiasi. Tai širdies troškimas, Dievas tikrai veikia per mūsų širdį, Dievo dvasia. Ir vėl tie troškimai, aišku, jokių būdų neturi prasilenkti su Dievo žodžiu. Jeigu mes kažko tai trokštame, kas yra Dievo žodyje užrašyta, kad tai neteisinga, nepatinka Dievui, tai aišku, tuomet tas troškimas jau ne iš Dievo dvasios. Čia turi būti atsargus. Bet taip, šventoji dvasia kalba, veikia per dvasinį supratimą, užšviesdama mums kelią, per širdies troškimą, uždegdama mūsų širdis, įkvėpdama vilties, minčių, idėjų darbams, Dievo darbams. Trečias dalykas - sąžinės liudijimas. Praeitą trečiadienį brolis Kastytis labai gražiai kalbėjo teisingai apie sąžinės veikimą ir tai svarbus dalykas. Nesižadėti geros sąžinės. Ir dabar tarsi papildymas, bet atsakymas ir mūsų šios dienos reiškia klausimą, kaip šventoji dvasia veikia. Ir aš esu įsitikinęs, taip ir raštas moko, kad šventoji dvasia taip pat naudoja ir mūsų sąžinės balsą. Ir čia pasiklausykite Pauliaus žodžių. Sako Paulius, rašo, sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, ir tai liudija mano sąžinė šventojoje dvasioje. Tai liudija mano sąžinė, Pauliaus sąžinė, taip jis puikiai žinojo, kas yra sąžinės balsas, ir dar taip pabrėžta, kad sąžinė šventojoje dvasioje. Čia turim pasakyti, kad sąžinė turi kiekvienas žmogus. Ir atgimęs ir neatgimęs, sąžinę visi turi, taip. Bet Biblija sako taip pat, kad sąžinė, žmogaus sąžinė gali būti suteršta, sutepta, gali būti net sudeginta, reiškia užkietinta širdis tokia. Iškreipta gali būti, žmogus kartais jaučiasi kaltas, kur nėra kaltas ir atvirkščiai. Bet tikinčio žmogaus, čia Paulius ir sako, sąžinė šventojoje dvasioje, reiškia sąžinė, kuri apvalyta jau, ta grina sąžinė, švari sąžinė, kuri teisingai reaguoja į Dievą. Ir šventoji dvasia naudoja mūsų sąžinę, prabildama mūsų širdims. Ir kaip tai veikia, kaip sąžinės balsas veikia, turbūt visi daugiau mažiau žinom, taip, kada kažką tai darom netinkamai, tada blogai jaučiamės, ant širdies toksai sunkumas, sako sielvartas ir suspaudimas. Šį sielą į kiekvieno žmogaus, kuris daro blogą, ir atvirkščiai šlovė, pagarba ir ramybė kiekvienam, kuris daro gerą. O sąžinė būtent tai ir tyria, čia kalba apie reikalavimus įrašytą širdyse,
žmonių, taip sako, ir tai liudija jų sąžinė bei mintis, kurios tai kaltina, tai teisina vienas kitą. Taip, tokia vertinimo sistema, taip pasakykim, toks vertinimo organas, gal matas, kaip čia pavadinti, ta sąžinė mūsų. Kada darai, kas teisinga, kas patinka Dievui, tuomet širdyje ramybė, džiaugsmas, taip, viltis ir atvirkščiai, kai elgiesi kažkaip netinkamai, tada ant širdies negera, sunku, slegia, sielvartas ir suspaudimas. Ir vat Jonas kitais žodžiais savo laiške pažymė, aš noriu dar tą eilutę jums paskaityti, čia neturim skaidrėse, bet 3 skyriui sako, jei mūsų širdis mus smerkia, Dievas didesnis už mūsų širdį ir žino viską. Mylimieji, mūsų širdis mūsų nesmerkia, pasitikime Dievu ir gauname iš Jo, ko tik prašome, nes laikomės Jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. Va tokios dvi patirtis. Jei mūsų širdis mūsų smerkia arba jei mūsų širdis mūsų nesmerkia. Tai va vėlgi, kada, tarkim, kaip tikinti žmogus, kaip asmuo, kažkur tai darau, kas ne visai gerai, pavyzdžiui, Dievas sako, prabyla sąžinės balsas, tai kad galbūt reikėjo patylėti šį kartą, galbūt per daug davei valios savo žodžiams ar liežuviui, gal skaudinai kažkokį žmogų, arba galbūt tave įžeidė, širdyje auga, kyla kažkokia siena ir čia tau širdyje toks balsas, ne, kad reikia atleisti. Dar saulė nenusileidus, taip reikia atsiprašyti, atleisti. Kas tai? Tai primena, šventoji dvasia sako, mokys jums viską ir primins, ką jums sakiau. Taip, šventosios dvasios balsas. Sako, negerai, Gediminai, čia negerai, taip neturėtų būti. Taip. Arba atvirkščiai, jeigu tinkamai pasielgiai, tarkim, žengiai tą tikėjimo žingsnį, atleidai ar atsiprašai, ar prisipažinai, bet ant širdies tada palengvėjimas, sako, akmuo nukrito nuo širdies, teisingai. Tokie vaisiai, tos pasiekmes, tas rezultatas, kurį mes patiriam, tai yra patirtis ir tai yra dvasinė patirtis. Mes kalbam čia šiuo atveju dabar apie krikščionio sąžinę, šventojoje dvasioje, taip. Kaip sakėm, kiekvienas žmogus turi sąžinę, bet netikinti žmonių sąžinė kartais leidžia daryti tokius dalykus, kad baisu pagalvoti. Ir atvirkščiai. Kartais žmonės jaučiasi kalti, kur neturėtų tokie jaustis. Taip, Dievas jiem atleidžia. Pavyzdžiui, žmogus kartais neša didžiulę naštą ir net krikščionių tarpe pasitaiko kartais, kad jį kažkokia tai nuodėmė kaltės slegia. Tai tada aš parodau tokią eilutę iš to pačio Jono laiško. Jeigu mes išpažįstame Dievui nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad mums atleistų ir apvalytų nuo visos nedorybės. Ir jeigu Dievas atleidžia, tai kodėl aš savo neturiu atleisti? Tada turiu jaustis, neleisti, kad ta bloga patirtis iš praeities ar kažkokios klaidingi įsitikinimai man užkrautų naštą, kurios Dievas neužkrauna. Bet sąžinės balsas, ką aš noriu, kad čia pastebėtume, taip, tai yra irgi Dievo šventosios dvasios veikimas. Šventoji dvasia veikia ir vertina, kas gerai, kas blogai. Ir kalba mūsų širdžiai labai konkrečiai per sąžinės balsą. Taip, kaltė kartais, priekaištai, griaužia sąžinė kartais, neduoda ramybės, tol, kol nesustvarkai. Kai ateina teisingi žingsniai, kas patinka Dievui, ateina ramybė, grįžta viltis ir viskas stoja į savo vietas. Na ir paskutinis dalykas, kurį dar norėčiau išryškinti šiandien, tai aš įvardinau tokią vidinę nuojautą. Bet noriu būti teisingai suprastas ir paaiškinti, ką turiu galvoje. Ir pirmiausiai pasiremsiu apaštalo Pauliaus patirtim. Ir apaštalų darbų knygoje aplamai mes sutinkam dažnai tokių frazių, kai šventoji dvasia pasakė, šventoji dvasia liudijo, šventoji dvasia reiškia pašaukė ir panašiai.
Ir čia sako, šventoji dvasia kiekviename mieste man liudija, čia Paulius reiškia kalba, sakydama, kad manęs laukia pančiai ir suspaudimai. Bet vėl šventosios dvasios veikimas, balsas, jinai prabyla, kad ir liudija Paulių. Tai Paulius širdžiai sako, kiekviename mieste man liudija. Gal Dievas panaudoja kažkokį žmogų, mes nežinom, gal kažką Paulius skaitė, taip, tų aplinkybių nežinom, bet faktas tai, kad jisai supranta, kad šventoji dvasia Pauliaus širdyje taip veikia ir liudija jam. Duoda jam žinoti, tas toksai žinojimas ateina dėl ateities, taip, dėl kas laukia ateityje, taip. Ir vat, žmonės, Dievo žmonės turi šventąją dvasią ir šventoji dvasia, vėlgi, reikia prisiminti, niekada neves kažko, neduos kažkokių įžvalgų dėl ateities tam, kas prieštarauja Dievo žodžiui. Taip. Visada turėti iš vieną, aš čia vėl tą pabrėžiu, nes tai svarbu, kad žmonės, liaudiškai sakant, nenusigrybautų kažkur tai. Taip. Viską turime įvertinti Dievo žodžio šviesoje. Nes kažkokias nuojautos gali gimti ir mūsų širdyje, ir gali iš kito dvasinio pasaulio, ne kito, bet piktųjų dvasių kilti. Tai čia turim būti atsargus, bet iš kitos pusės turim irgi pripažinti, kad vis dėlto šventoji dvasia veikia ir liudija mums dėl to, kas vyksta dabar mūsų gyvenime, bet taip pat ir dėl tos tam tikros vizijos, pavadinkim, tai kažkokio matymo ateities. Ir dar vienas konkretesnis pavyzdys, tai Apaštalų darbų 27 skyrius, taip irgi įdomiai sutapo, kad ir praeitą trečiadienį Kastytis irgi šią vietą palėtė, tai aš tik tai praplėsiu nieko daugiau, bet va čia matosi tas principas irgi labai aiškiai. Ir žinote, kada Paulius jau buvo suimtas ir jisai, reiškia, šimtininkas į su sargyba gabeno, reiškia, lydėjo gal taip tiksliau pasakyti, lydėjo į Romą, tai jie plaukė laivu, paskui, reiškia, apsistojo vienoje vietoje ir Paulius juos įspėjo, nes jie, reiškia, sumanė toliau plaukti, kur iš karto pasakysiu, kilo audra ir, reiškia, laivas sudužo ir jie vos įsigelbėjo. Ir Paulius va štai ką sako, prabėgo daug laiko ir laivyba tapo pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasninko metas. Paulius juos įspėjo, sakydamas, vyrai, numatau, bet noriu išryškinti šitą žodį, vyrai, numatau, taip. Va čia ta, pavadinkim, ta vidinė įžvalga, tas dvasinis toks matymas, taip pasakykim, numatymas šiuo atveju, taip. Ta vidinė nuojauta, galim pasakyti, taip. Čia dar kiti sako, naudoja žodžių irgi, jisai tinka ta tokia vidinė intuicija, taip. Tas toksai tam tikras požiūris, žvilgsnis į ateitį. Tai sako, numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas ne tik kroviniams bei laivų, bet ir mūsų gyvybėms. Bet jis dar žvelgia į tai, kas bus, taip, jis dar viso to nematė, bet sako, numatau. Šventoji dvasia liudija, kad laukia pančia ir suspaudimas. Ir čia va šitoj vietoj konkrečiai, kad, reiškia, bus pavojingas plaukimas. Ne tik tai kroviniams, bet ir gyvybė. Na ir mes žinom, kad taip atsitiko. Tarp kitko, kodėl taip atsitiko? Nes nereagavo į Pauliaus šitą vidinę nuojautą, pavadinkim taip, kuri kylo iš šventosios dvasios, iš to šaltinio, net nebejoju, iš Dievo. Tai toliau parodo mums raštas. Ir sako, labiau tikėjo šimtininkas, labiau tikėjo vairininku, buvo viena priežastis. Taip ir šiandien kartais žmonės labiau pasitikė kitais žmonėmis. Na, vairininkas, taip, kapitonas laivo, jie geriau žino, jie patyrė. Ne? Ką čia vidinė nuojauta, ne? Pauliaus kažkokio krikščionio. Toliau sako, uostas buvo netinkamas žiemoti, nebuvo tinkamos sąlygos, buvo nepatogumų, taip. Tai sakė, dauguma nusprendė iš ten plaukti. Ne visada daugumos nuomonės būna teisingos, taip. Sako, dauguma nusprendė, nes atsižvelgiant į ką? Neieškodami Dievo valios, bet jį atsižvelgia aplinkybės, į nepatogumus kažkokius. Ir, sako, reiškia, palengvajame pūsti lengvas pietų vėjas ir jie tikėjosi įvykdyti savo sumanimą. Tokia frazė. Tai buvo tie kriterijai. Labiau pasitikėjo kitais žmonėmis negu Dievo vedimu, taip galėtume pasakyti. Dauguma nusprendė, tai buvo daugumos toksai požiūris.
ir norėjo gyventi savo sumanimą, neieškojo, koks yra Dievo sumanimas, bet savo. Dažnai taip ir atsitinka ir mes kartais prasilenkiam su Dievo valia dėl tų pačių priežasčių. Taip. Bet Paulius, matote, jisai sekė šventosios dvasios, kitaip tariant, Dievo vedimu. Ir dar tai patvirtina vėliau, čia jau prašytas ta jų kelionė, kaip po truputį situacija vis blogėjo, kaip jie prarado visus krovinius ir tikrai jau nebesitikėjo išlikti gyvi. Ir Paulius jam vėliau sako, reikėjo paklausyti manęs ir neplaukti nuo Kretos į jūrą. Būtų išvengta šitų pavojų ir nuostolių. Jeigu būtų paklausę. Ir tikrai kartais žmogus gailimės taip, bet kartais būna tas toks vidinis, tas Dievo veikimas, liudijimas. Ir turbūt jūs savo gyvenime taip esat patyrę, kad kažkur širdį jautei, kad nereikia gal žengto žingsnio. Bet kiti taip sakė, nežinau, taip patogiau buvo, galiausiai buvo toks noras, troškimas, mūsų sumanimas, taip. Nors kažkur paskui po visko jauti, kad taigi buvo širdį, buvo toksai kažkoks širdį žinojimas, kad nereikia žengti to žingsnio. Ir Paulius ir sako, reikėjo paklausyti, taip. Aišku, Paulius šiuo atveju jis buvo kalinys, jis negalėjo daryti, ką jis nori, jis buvo priklausomas nuo kitų šiuo atveju. Taip, jeigu būtų jo valia, jis būtų neplaukęs, akivaizdu. Bet dabar, sako, raginu laikytis drąsiai, niekas nežus, vien tik laivas. Ir vėl Paulius kalba apie ateitį, nebijokit, liksim sveiki, gyvi. Vėl, iš kur jisai žino? Iš kur jis prieš tai numatė? Kodėl dabar jisai žino, kad viskas bus gerai? Ir Paulius atsako, šią naktį mane aplankė angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju, ir pasakė, nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš Ciezorių ir štai Dievas tau dovanoja visus plaukiančius su tavimi. Todėl drąsiau, vyrai, aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta, mus išmes į kokią nors salą. Ir paskui juos iš tikrųjų išmetė į Maltos salą, ką mes šiandien žinom. Biblijoje Miletė, ten šiandien Malta. Kur Paulius žinojo? Tai buvo jo numatymas, tai buvo jo įžvalga, bet tai nebuvo kilusi iš kažkokios žmogiškos išminties, tai buvo iš to dvasinio šaltinio, taip iš Dievo buvo kilusi ta įžvalga. Tiek pirmu atveju, tiek antru. Tai va čia ir turim galvoj tą vidinę nuojautą, tą dvasinę įžvalgą, taip, tą vidinę intuiciją galėtume pasakyti. Tai įvairiais žodžiais, bet tai yra tas iš esmės šventosios dvasios balsas, liudijimas, taip. Dėl to, dėl ateities žingsnių, kur Dievas nori ar nenori, kad mes žengtume, taip. Šiuo atveju buvo tas pavyzdys, kai reikėjo susilaikyti, kai Dievas sakė ne. Kitą kartą gali būti atvirkščiai, kaip tik, kai Dievas ragins, taip, žengta žingsnį tikėjimo. Pirmyn. Bet tas šventosios dvasios tokiu būdu veikimas, taip, šventoji dvasia įtikina arba įspėja, jeigu kažkur laukia pavojus, taip, kad mes nežengtume to žingsnio, bet visai tai kyla iš šventosios dvasios veikimo. Deja, kartais mes irgi prasilenkiam kaip ir šitie žmonės, kartais paskubame, nežinau kaip jums, man dažnai gyvenime būna, kad kažkaip tas gyvenimas įvelia į tokį skubėjimą. Taip, skubi, bėgi, visko daug. Ir širdį kažkur tai jauti, kad reiktų kažkur sustot, galbūt kažkur tai kažkas ne visai taip klostosi. Taip, bet tu įsivėlęs kaip ta voverėlė į tą ratelį ir bėgi. Taip. Nors kažkur širdis jau jauti, kad lyg tai prasilenkia kažkur tai su tikrais dalykais. Taip. Ir paskui, kai po kiek laiko, kad atsitinka čia avarija ar dar kažkas, taip, tada supranti, kad buvo tas toksai širdį perspėjimas, taip, kad reikia sustoti, kad reikia nepasiduoti, nes labai lengvai mūsų kartais gyvenimas įtraukia tos gyvenimo audros į tą sūkurį, taip, ir paskui jau labai sunku ištraukti, taip. Tai čia reikia įsiklausyti vėl į savo širdį, taip, kokį Dievas mums duoda supratimą dėl esamos situacijos, taip pat kokie širdies troškimai kyla mūsų širdise.
mūsų širdyje. Ar sąžiniai, tai mūsų kažkur neprasilenkiam su savo sąžinė, taip, sąžinės balsu. Ar turim ramybę širdyje. Ir ar turim tą tokį vidinį patvirtinimą, taip, tą nuojautą, kad tas žingsnis teisingas. O galbūt kaip tik įspėjimas, kad reikia to žingsnio nežengti. Tai visais atvejais, matote, šventoji dvasia per šias patirtis, tai yra šventosios dvasios balsas, kurį prabyla į žmogaus, įtikinčio žmogaus širdį. Ir užbaigdama šį pamokslą, aišku, privalau pasakyti ir noriu pasakyti, ne tik privalau, kad ne kiekvienas žmogus turi Dievo šventąją dvasią, ne kiekvienas žmogus yra atgimęs iš Dievo dvasios. Bet gera žinia yra ta, kad Dievas nori visus išgelbėti, Dievas nori atleisti visiems ir Dievas nori, kad visi žmonės vaikščiotų su juo, kad taptų jo vaikais, kad gimtų iš Dievo dvasios. Ir apie tai liudija daugybę rašto eilučių, vieną iš jų noriu paskaityti. Bet kaip pasirodė Dievo, mūsų gelbėtojo gerumas ir meilė žmonėms. Dievas geras visiems, Dievas myli žmonės. Jis, sako, išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Taip, išgelbėjimas nėra mūsų nuopelnai kažkokie, tai yra Dievo malonės ir gailestingumo dovana. Ir kaip tai vyko? Šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu. Per nuodėmę kiekvienas žmogus atskirtas nuo Dievo, taip. Bet kada žmogus pripažįsta savo nuodėmingumą, gręžiasi visą širdimi Kristų, įvyksta stebuklas, antgamtinis dalykas, nematomas dalykas. Dievo šventoji dvasia mato žmogaus širdį, Dievas mato žmogaus širdį. Ir kada žmogus nuoširdžiai atgailauja, pripažįsta savo kaltes Dievui, kada visa širdim atsigrėžia į Kristų, Dievo šventoji dvasia įvykdo dvasinę operaciją. Sako, atgimdo mus ir atnaujina, taip, nuplovimu. Ir sako, jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, kad išteisinti jo malonę, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Ir čia vėl labai aiškiai pasakyta, kad Dievas atgimdo iš dvasios arba išgelbėja tą žmogų, kuris tiki Kristumi per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Nėra kito būdo, nėra kito vardo, nėra kito kelio. Taip. Nes būtent Dievas Kristaus asmenyje užnešė mano ir jūsų nuodėmes ant Golgotos kryžiaus. Ir dabar kiekvienas, kuris tiki Kristumi ir šaukėsi jo, Dievas tą žmogų atgimdo iš naujo. Įvyksta didžiulis dvasinis pokytis. Vieną kartą visiems laikams. Šventoji dvasia užantspauduoja, atgimdo ir apsigyvena tame žmoguje. Vieną kartą ir visiems laikams. Tai yra nuostabi žinia kiekvienam žmogui, nesvarbu, ką jūs padarėte savo gyvenime. Dievas jūs myli, Dievas yra jums gailestingas, Dievas jums nori dovanoti atleidimą ir amžinai gyvenimą. Vienintelė sąlyga - tikėti jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Ir tai yra šventosios dvasios žodžiai. Mes šiandien kalbam apie šventosios dvasios balsą. Tai yra žodžiai užrašyti šventosios dvasios. Ir aš tikiu, kad ta pati šventoji dvasia šiandien kalba kiekvieno žmogaus širdžiai, norėdama, kad jis atgailautų ir būtų išgelbėtas. Ar mes išgirsime, ar mes atsiliepsime. Jei šiandien išgirsite jo balsą, Biblija sako, neužkietykit savo širdžių.